naujovė ta, kad dabar bus vertinama egzaminas lietuvių kalbos yra iš 2 dalių, tai bus vertinama bus rašomas bendras vertinimas. Jeigu pernai buvo už kiekvieną dalį rašoma atskirai, ir pavyzdžiui, jeigu už pirmą dalį gauni 0, tai prie antros dalies neprileidžia laikyti apskritai egzaminą. Tai dabar bus galima gauni 0, vis tiek gali laikyti ir antrą dalį ir po to sumuoja tavo balus ir gaunasi. Tai reiškia, iš žmogaus neatimama vien dėl to, kad, sakykime, ar tu galbūt silpnesnis esi toj daly, ar nepasisekė iš tavęs neatimamas šansas išlaikyti tą egzaminą iki galo. Antras dalykas, kas yra vėlgi naudinga, tai visi rašantys lietuvių kalbos užduotis galės jas gauti jų kopijas. Be vertinimo, bet galės gauti kopijas ir po to svarstyti, žiūrėti, ar duoti apeliaciją, ar neduoti ir taip toliau. Trečias dalykas, kas yra labai pliusas, manau, kad egzaminų sesija sutrumpėja 1 savaitę. Tai reiškia, visas tas procedūros visos yra sutrumpėjusios ir paprasčiausiai mokinys turės daugiau, ar abiturientas turės daugiau laiko apsispręsti, kur stoti. Bendrasis priėmimas bus vėlgi yra nustatytos datos, iki kurios dienos reikia priduoti prašymus ir taip toliau. Tai būtent yra pratęstas laikas, kaip ir sudaroma daugiau laiko apsispręsti, ką daryti. Ir paskutinis dalykas, kuris vėlgi naudingas yra mokiniui, tai dažniausiai klausimų, kad iškyla iki egzaminų labai nedaug klausimų, tačiau po egzamino labai daug klausimų būna, kada bus vertinami. Tai būtent yra nustatyta ministro įsakymu visos vertinimo datos, iki kada jau mirk, plyšk, griūk, negyvas, bet turi pateikti atsakymus mokiniams arba laikusiems egzaminus. Tai būtent yra nustatytos tos datos. Mes tikimės, kad viskas bus gerai ir bus daug anksčiau tie vertinimai ir viskas tų nervų kamuolys greičiau įsivynios, kada laukia ir nežinai, kiek gavai ar negavai. Bet būtent yra tas niuansas, kad yra nustatyta datos, tai tikrai galima ramiau laukti ir tikrai žinoti, kad kitos datos tikrai bus.